Dau vieną Makaną 2017 metų, tai yra S komplektacija, tai 3 litrai variklis, visi 4 varomi ratai, bet jis yra gavęs grinai šoninę pusę. Yra ir važiuoklė nukentėjus, nes matot, jis ir stovi kreivai. Įeisime į vidų, parodysiu, ir pagalės yra šokusios. Spalio 16 aukcionas, parduoda irgi draudimo kompanija. Galima jį pirkti dabar, hibridį yra $8,000. Jeigu kam domina pirkimas iš karto, galima jį nupirkti ir nereikės dalyvauti aukcionį. Ir mašina jau bus 100% jūsų. Yra liukas geros būklės, nesudaužytas. Juodas spalva, šviesų salonas, bus aparatūra. Salonas geros būklės, vat yra pagalvės iššokusios šonės, keleivio pusės ir viena pagalvė yra sėdynės. Šildomos sėdynės. Kapotas. Bamperis pabraižytas. Tai va, visą informaciją apie automobilį, taip pat, kaip sakiau, pridėsiu duris čia nuo darinėjimo. Toj darysiu duris irgi bus negražiai, bet, žinau, jau pradės rašyti komentarus apie duris. Bet tos duris, žinokit, jau iki manęs atidarinėtos yra 1000 kartų. Kad dar vieną kartą atsidarys, tikrai nieko neatsitiks. Aišku, purvina, reikia išsivalyti, bet oda nenutrinta, neišbraižyta, neišsėdėta. Raktai yra ofise. Šildomos šaldomos sėdynės. Nu, mašina purvina konkrečiai ir tos pusės sėdynė keleivė yra iššovusi paduška. Didelė panorama, juodos lubos, panoramos medžiaga nesuplėšyta. 8,000 kaina.